Labadiena, esu Aleksandra Gabrielė Garšvaitė. Šiuo metu studijuoju Vytauto Didžiojo universitete. Esu sveikatos psichologijos magistro antro kurso studentė. Taip pat šiuo metu atlieku praktiką Vilniaus Lazdynų psichikos sveikatos centre. Šiandieną parašiau pranešimą profesinio perdegimo tema. Mūsų pranešimo tikslas šiandieną bus aptarti, kas yra profesinis perdegimas, kodėl tai ypatingai aktualu medicinos sektoriaus darbuotojams, kaip atpažinti profesinį perdegimą, kalbėsime, kokie yra simptomai, kokios stadijos, ko imtis, kad to išvengti, ką daryti, jei jau esame perdegę, ir gale mano pranešimo skirsime 10 minučių praktiniai užduočiai, kurios tikslas yra psichologinio atsparumo didinimas. Pradėkime nuo pagrindinio klausimo. Kas yra perdegimas? Tikiu, kad dauguma vienaip ar kitaip esate girdėję apie šią sąvoką. Gal vieni žinote daugiau, kiti žinote mažiau. Tai manau, kad šiandienos vienas dar iš tikslų mūsų galėtų būti tiesiog tas žinias susilyginti. Tai trumpai labai tariant, perdegimas yra psichologinis sindromas, atsirandantis kaip pasekmė ilgalaikės reakcijos į nuolatinį stresą darbe. Tam, kad mes galėtume sakyti, jog žmogus patiria profesinį perdegimą, jisai turi atspindėti 3 perdegimo požymius. Tai išsekimą, kai žmogus gali jausti tiek fizinius, tiek emocinius išsekimo simptomus, depersonalizaciją ir cinizmą, kai asmuo atitolsta nuo darbo bei kolegų jame, viską žiūri negatyviai, ir neefektyvumą, kai asmuo praranda pasitikėjimą savimi ir nebemato prasmės savo darbe, suprastėja įgūdžiai bei atliekamas darbas. Tai tokie būtų 3 profesinio perdegimo komponentai. Apie simptomus mes kalbėsime truputėlį vėliau, bet tam, kad kuo plačiau šiandieną įsigilintume į profesinį perdegimą, eikime prie klausimo, kas sukelia perdegimą. Tai literatūroje galime rasti ne vieną paaiškinimą, bet bene išsamiausias ir aiškiausias yra darbo poreikių ir išteklių modelis, kuris mums aiškina, jog reikalavimai darbe, tokie kaip darbo krūvis, fiziniai reikalavimai, emociniai reikalavimai, žmogų veda link išsekimo, o darbo ištekliai arba kitaip sakant, jų nepakankamas buvimas, tai tokie kaip, tarkim, emocinio palaikymo trūkumas, autonomiškumo arba grįžtamojo ryšio trūkumas, žmogų veda ties depersonalizacija, cinizmu ir neefektyvumu. Tai ir matome, kad būtent 3 perdegimo komponentai yra veikiami šių veiksnių. Žinoma, apart tų 3 pagrindinių veiksnių egzistuoja ir kitos priežastys, kurios gali padidinti riziką profesiniam perdegimui. Tai išskyriau tokias 3 kategorijas. Pirmoji būtų su darbu susijusios perdegimo priežastys. Tai, pavyzdžiui, kai patiriame dažnai jausmą, kad savo darbą nekontroliuojame arba galime daryti tai per mažai, pripažinimo arba atlygio už gerą darbą trūkumas, neaiškus arba pernelyg dideli darbo lūkesčiai, monotoniškas ar neįdomus darbas, arba darbas chaotiškoje ir didelę įtampą keliančioje aplinkoje. Tai taip pat egzistuoja ir kategorija priežasčių, kurias galima priskirti gyvenimo būdui. Tai, pavyzdžiui, kai dirbate per daug ir neturite pakankamai laiko bendrauti ar atsipalaiduoti, kai artimų palaikančių santykių trūkumą patiriame, kai prisiėmame per daug pareigų, o aplinkiniai mums nepadeda, arba, pavyzdžiui, kai nepakankamai išsimiegame. Taip pat yra ir asmenybės bruožai galintys prisidėti prie perdegimo. Tai dažniausiai jie yra tokie kaip perfekcionistinės tendencijos, galvojimas, kad niekas niekada nėra pakankamai gerai, arba kaip tik pesimistinis požiūris į save ir į pasaulį, poreikis viską kontroliuoti, nenoras pervesti kitiems, galvojimas, kad aš tai padarysiu geriausiai, niekas taip nepadarys gerai kaip aš.
Ir aukštų rezultatų siekianti A tipo asmenybė taip pat yra prilyginama didesniai rizikai patirti profesinį perdegimą. Natūralu, kad vienos profesijos atstovas yra galbūt mažesnėje rizikoje arba didesnėje nei kitos profesijos atstovas patirti profesinį perdegimą, nes tie iššūkiai ar tie veiksniai skirtingose profesijose yra skirtingi. Bet dabar labai kviečiu suklusti visus klausytojus, galbūt daug kas ir žinote, bet medicinos sektoriaus darbuotojai yra padidintoje rizikoje patirti psichologinį perdegimą. Ir literatūroje teigiama, kad net iki 60% medicinos sektoriaus darbuotojų jį patiria. Kodėl taip yra? Tai, kaip ir minėjau, kiekviena profesija turi skirtingus iššūkius ir čia pasistengiau išrinkti keletą tų iššūkių, kurie yra būdingi būtent medicinos sektoriaus darbuotojams. Tai didelis administracinių užduočių kiekis, iš tikrųjų labai daug kur yra akcentuojama, kad didelis administracinių užduočių kiekis medicinos darbuotojo kasdienybėje kelia papildomų didelių sunkumų. Tada nepakankamai laiko vienam pacientui, didėjantis pacientų kiekis, kas irgi yra iš esmės panašu dėl didėjančio kiekio, tada nebetenkate to laiko, kurį galbūt norėtumėte skirti vienam pacientui. Taip pat įtemptas darbo dienos tempas ir emocinis intensyvumas. Tai apskritai tos profesijos, kuriuose yra reikalaujama nuolatinio bendravimo su kitais žmonėmis, jos savaime yra siejamos su didesnė rizika patirti profesinį perdegimą. O norėčiau atkreipti dėmesį, kad būtent medicinos sektoriaus darbuotojai ne tik, kad turi nuolatos bendrauti su žmonėmis, bet ir temos, kuriomis jie turi bendrauti, neretai yra sudėtingesnis, nes bendrauti tenka su sergančiais žmonėms, dėl savo sveikatos nerimaujančiais žmonėms, galbūt irzlesniais, su žmonėmis, kurie patiria tam tikrus sunkumus ir su jų šeimos nariais. Na gerai, tai šiek tiek pasigilinome į profesinio perdegimo atsiradimo priežastis, į veiksnius ir iššūkius, kurie gali iššaukti šį sindromą. Tai dabar šiek tiek panagrinėkime simptomus. Kaipgi mums atpažinti, kad galimai jaučiame arba pradedame jausti profesinį perdegimą. Tai vėlgi, išskyriau 3 kategorijas simptomų. Pradėkime nuo fizinių. Tai prie fizinių simptomų mes galime priskirti pasikeitusius mitybos ir miego įpročius, dažną galvos, nugaros skausmą arba raumenų įtampą, nusilpusį imunitetą, dažnus susirgimus, nuovargį padidintą ir skrandžio arba žarnyno skausmus. Tai neretai žmonės, kurie patiria profesinį perdegimą, visai nepagalvoja apie tai, kad tai yra tai, o kreipiasi į medikus, ieškodami tų fizinių susirgimų priežasčių. Tai labai svarbu žinoti ir šitus simptomus. Tada šalia yra jaučiami ir emociniai simptomai. Tai jie galėtų būti tokie, kaip dažnas nepasitikėjimo savimi ir nesėkmės jausmas, nejaučiamas pasitenkinimas atlikus darbą, didėja cinizmas ir neigiamas požiūris, apie ką jau šiek tiek kalbėjome, atsiranda bejėgystės jausmas, trūksta motyvacijos, atrodo, kad niekas neberūpi ir apima toksai tuštumos jausmas. Na ir šalia šių fizinių ir emocinių simptomų taip pat pasireiškia ir elgesio simptomai. Tai gal šitus netgi lengviausia pastebėti yra kitiems asmenims iš šono. Tai tie simptomai yra tokie, tai atsakomybių vengimas, atidėliojimas ilgiau yra pradedami atlikti įprasti darbai, siekiant palengvinti patiriamus sunkumus, pasitelkiamas nesveikas maistas, gali kilti noras vartoti narkotines medžiagas arba alkoholį, nepasitenkinimas išliejamas bendraujant su kitais, tai gali būti ir su kolegomis, ir su namiškiais, tampame tiesiog irzlūs labai,
darbo praleidimas arba vėlyvas atėjimas ir ankstyvas išėjimas iš darbo ir apskritai tiesiog aplinkos vengimas, noras atsiskirti ir likti vienam. Na tai tokie būtų pagrindiniai profesinio perdegimo simptomai. Psichiatrė Eva Sigeti į profesinį perdegimą pažiūrėjo dar šiek tiek plačiau. Ji išskyrė 3 stadijas profesinio perdegimo – nuo lengviausios iki sudėtingiausios, iki sunkiausios. Tai pirmai stadijai jinai priskyrė tokius simptomus kaip atsirandanti protinį nuovargį dienos pabaigoje, neįvertinimo, nusivylimo ar įtampos jausmą, fizinius skausmus, jausmą, kad atsiliekate darbe, baimę dėl kitos dienos. Tai galima būtų taip teigti, jeigu žmogus galbūt jaučia šituos simptomus, kad galimai jis žengia į tą pirmąją stadiją profesinio perdegimo. Antrai stadija yra priskiriami sudėtingesni simptomai. Tai nusivylimas darbu, nuobodulio ir apatijos jausmai, imate jaustis, kad grafikas jūs valdo, atsiranda protarpiniai psichologinių arba fizinių simptomų laikotarpiai, kurie tęsiasi net ir tada, kai provokuojanti situacija nurimsta. Psichologiniai simptomai atsiranda, tai dirglumas, agresija, nerimas, depresijos epizodai, piktnaudžiavimas narkotinėmis medžiagomis. Na ir trečioji stadija, sunkiausia stadija, tai kai atsiranda lėtiniai simptomai, negydoma, gali išsivystyti ir psichikos ir fizinės sveikatos sutrikimai, atsiranda sunkus asmeninio gyvenimo padariniai. Šioje stadijoje gali išsivystyti ir priklausomybė nuo psichoaktyvių medžiagų. Šita stadija yra siejama su trumpesnė gyvenimo trukme, su asmeninėmis skyrybomis gyvenime, su didelė darbo kaita. Tai būtent šios 3 stadijos, manau, mums visiems signalizuoja, kad vis dėlto profesinis perdegimas yra labai rimta problema ir atkreipti dėmesį į savo jaučiamus simptomus yra tiesiog būtina, nes jeigu matome pirmą stadiją, kur yra jau sudėtinga, bet turbūt iš jos atsigauti yra lengviau. Tai jeigu mes ignoruosime simptomus, jeigu negirdėsime savęs, tai galime ateiti ir iki tos trečiosios stadijos. Tai kaipgi mes galime apsisaugoti nuo profesinio perdegimo? Pirmiausia, tai labai yra svarbu kuo anksčiau atpažinti ankstyvo perdegimo ir su juo susijusių rizikos požymius. Tai mes ką tik kalbėjome, kokie yra simptomai, kokios yra stadijos, žinias jūs jau turite, tai labai svarbu yra save stebėti. Apie tai yra ir sekantis 2 punktai, apie ugdymąsi gebėjimo reflektuoti apie save ir savo jausmus ir atsižvelgimą į savo poreikius. Tai labai svarbu yra stebėti save, kaip aš jaučiuosi, neignoruoti tų jausmų, kurie kyla, galbūt truputėlį prisėsti ir pagalvoti, apie ką tie jausmai. Reflektuoti galite rašydami ir vesdami dienoraštį, kalbėdamasi galbūt su aplinkiniais. Bet labai yra svarbu pasistengti į save įsiklausyti. Labai lengva yra dienos eigoje tiesiog numoti ranką, kad gal čia kažkaip negerai jaučiuosi, bet nesvarbu, važiuojam toliau. Nors iš tikrųjų yra labai svarbu įsiklausyti save. Ir apie tai yra ir asmeninių ir profesinių ribų nubrėžimas. Tai gebėjimas ir aplinkai iškomunikuoti, kada jau jaučiate, kad tai kažkokie galbūt lūkesčiai iš aplinkos viršija jūsų limitus. Labai svarbu yra pasakyti ne. Nes kuo jūs ilgiau nepasakysite ne ir kuo ilgiau būsite toje situacijoje, kuri jums kelia tokių iššūkių prieš jūs, tuo sudėtingiau gali būti. Tai asmeninės ribos ir reflektavimas yra labai svarbu. Taip pat labai svarbus faktorius yra peržvelgti įprastą savaitės tvarkaraštį ir sumažinti arba pašalinti nebūtinus darbus. Tai tikrai ypatingai tie žmonės, kurie linkę į perfekcionizmą galbūt, gal ir nebūtinai, bet tikrai dažnas esam linkę tiesiog varyt, taip sakant, prasme,
prisimti labai daug darbų, skubėti, padaryti kuo daugiau. Bet labai vienas sveikas dalykas, ką dėl savęs galim padaryti, tai sustoti ir paklausti savęs, ar tikrai būtina. Tiek. Tai jeigu jau pradedate jaustis, kad esate tikrai pavargęs, pražvelkite ateinančios savaitės tvarkaraštį ir pagalvokite, ar tikrai viskas ten yra taip skubu, gal kažką galiu atsidėti, gal galiu padaryti vėliau. Dėl ko aš skubu? Pagalvoti, ar tikrai viskas taip ir čia ir dabar būtina padaryti. Taip pat tikrai visi žinome, kad sveika mityba, miego režimas, fizinis aktyvumas tai yra tai, kas yra svarbu bet kokiai tai mūsų psichologiniai geroviai. Tai lygiai taip pat ir čia. Mityba, miegas ir fizinis aktyvumas yra mūsų šarvai, yra mūsų skydas, kuris dienos eigoje mums padeda apsisaugoti nuo įvairių iššūkių, kurie mus puola. Tai jeigu mes sveikai maitinsimės, jeigu mes gausime reikalingas medžiagas, reikalingus vitaminus, jeigu mes išsimiegosime ir būsime pailsėję ir fiziškai aktyvus, mes galėsime daug labiau atsilaikyti tiems dienos iššūkiams, mums bus tiesiog daug sunkiau palaužti. Taip pat labai svarbu į kasdieną įtraukti malonius laisvalaikio užsiėmimus, pavyzdžiui, jogą, hobį ar meditaciją. Tai labai daug kas turime tokį klaidingą mąstymą, kad pailsėsiu tada ir tada, pailsėsiu savaitgalį, pailsėsiu per atostogas, bet nėra gerai taip galvoti. Mes kiekvieną dieną turime atrasti nors truputėlį laisvo laiko savo. Pavyzdžiui, vienas iš patarimų irgi randamų literatūroje, pavyzdžiui, jeigu mes jaučiame, kad mums yra labai sunku atsijungti nuo darbo į namų režimą, ta prasme, namo parsinešame tą vadinamą darbą, daug galvojame apie darbą, tai tokie ritualai, kaip, pavyzdžiui, jogos valandėlė, prasibėgimas lengvas lauke ar kažkur, ar meditacija, tai gali būti tas toksai pereinamasis mūsų ritualas. Grįžtam po darbo namo, atliekam tą ritualą ir tada galime įsivažiuoti į savo asmeninio gyvenimo likusią dieną. Taip pat labai svarbu yra sukurti savo profesinės ir asmeninės paramos sistemą, šeimą, draugus, kolegas, mentorius. Tai čia labiau eina kalba apie tai, su kuo jūs galite pasidalinti apie patiriamus sunkumus. Galbūt darbe galite pasikalbėti su kolegomis, galbūt yra galimybė kreiptis į mentorių, galbūt šeimos nariai gali išklausyti jūsų patiriamus sunkumus, bet išsiventiliuoti, pasakyti, kaip jūs jaučiatės, kalbėtis apie tai. Ir paskutinis svarbus momentas yra skirti laiko šeimai bei draugams. Tai atsijungti nuo darbo, kaip jau ir minėjau šiek tiek anksčiau, būti su artimaisiais, atsiriboti nuo minčių apie darbą ir gyventi savo gyvenimą. Tai tokie būtų prevenciniai veiksmai, kurių mes galime imtis. Ir ką reikėtų daryti, jeigu jau susidūrėte su profesiniu perdegimu? Tai iš tikrųjų yra nesvarbu, ar jūs tik atpažįstate įspėjamuosius artėjančio perdegimo ženklus, ar jau peržengėte lūžio tašką. Jeigu jūs bandysite įveikti išsekimą ir tęsti darbą taip, kaip iki šiol, tai tik dar labiau pakenksite emociškai ir fiziškai savo. Ką tai reiškia? Reiškia, kad yra būtina sustoti čia ir dabar, nebetęsti to, ką darote. Ieškoti psichologinės paramos, kreiptis į specialistus arba kitus aplinkinius. Tai kreiptis pagalbos. Ir tik tai tada, kai jūs jau sustojate ir kreipiatės pagalbos, tada jau prie viso to reikia stiprinti savo atsparumą stresui, rūpintis fizinę ir savo emocinę sveikatą. Bet sustoti, kreiptis pagalbos ir tada stiprinti save. Tai tiek šiandieną būtų iš manęs apie profesinį perdegimą. Aptarėme, kas tai yra, iš kur tai kyla, kaip atpažinti ir ką daryti atpažinus. Pabaigai sugalvojau taip, kad apibendrinti būtų gal smagiau ne savo mintim,
o tiesiog daugiausiai čia pasitaikė rašytojų mintim apie tai, kas yra perdegimas iš paprasto žmogaus perspektyvos. Tai viena iš citatų būtų tokia. Labai svarbu suprasti, kaip atrasti stebuklingų akimirkų kasdieniniame gyvenime. Jei vadovaujatės filosofija, jog mano atostogos išvaduos mane nuo perdegimo, vadinasi tikitės, kad kelios dienos per metus kompensuos daugybę streso dienų. Vietoj to turite sugebėti kasdien pasiimti mini atostogas. Antroji mintis būtų tai, jog perdegimas tai gamtos būdas pasakyti jums, kad jūsų siela išėjo iš gyvenimo. O trečioji tai, jog perdegimas tai, kas nutinka, kai per ilgai bandai išvengti būti žmogumi. Tai su šiuo mintim norėčiau ir šiandieną užbaigti savo pranešimą. Labai ačiū tiem, kas klausėte. Jeigu turėsite klausimų, tai pradžioje pranešimo esu nurodžius savo elektroninį paštą. O dabar, dar kaip ir žadėjau, bus viena praktinė užduotis. Pirmiausia, tai pasiruoškite popieriaus lapą ir rašiklį. Šiandien kalbėjome, jog vienas iš tikrai stipriai darančių įtaką profesinių perdegimui veiksnių yra tai neskirimas laiko ar dėmesio savo. Tai šitos praktinės užduoties tikslas ir yra pagalvoti, kaip mes to laiko savo galėtumėme skirti. Tai pasiklausykite ramios muzikos, pagalvokite ir kai būsite pasirengę, ant popieriaus lapų užrašykite, ką galėtumėte malonaus nuveikti, skirdami savo laiko 1 minutę, 5 minutės, 15 minučių, 30 minučių, 1 valandą, 4 valandas, 1 dieną ir visą savaitgalį. Tai idealiu atveju kviečiu šitais savo pačių užrašytais savo patarimais naudotis nuolatos. Bet jeigu naudositės tada, kai jausitės pavargę, tai ir tai bus jums kaip priminimas, tai irgi bus labai smagu. Tai vat, malonaus klausymo ir malonaus rašymo.